Sveiki, kaip sekasi? Mano vardas Htoras Ares. Kitame vaizdo įraše aš ketinu parodyti bioplasto modelio terapijos prietaisą. Tačiau prieš parodydamas įrenginį galite pamatyti mano YouTube kanalą čia ekrane ir sąrašus iš mano YouTube kanalo rasite ten, kur sakoma sąrašai galite rasti. Čia, kur parašyta sąrašai, galite rasti sutvarkytą vaizdo įrašai, kuriuose kalbu apie šiuos įrenginius įvairiomis kalbomis. Čia pateikiamas vaizdo įrašų sąrašas, tačiau suskirstytas pagal kalbą. Aprašyme. Vaizdo įraše rasite nuorodą, kurioje rasite daugiau vaizdo įrašų susijusių su šiais įrenginiais. Ir čia galite pamatyti mano svetainę, vieną iš mano tinklalapiai, kuriuose galite rasti Metatrono aparato kursus. Skirtingos kalbos bioplastiko prietaisų kursai skirtingomis kalbomis. Ir dabar aš parodysiu jums įrenginį. Na, štai toks bioplastiko prietaisas. Jį gausite lagamine, bet prieš parodydami esamą įrenginį prietaisą, kurį pristatome šiais metais, aš jums parodysiu pirmąjį modelį. Bioplastas, kurį vis dar turiu. Štai jis. Tai pirmasis bioplastiko modelis. Kad saugau, tebelaikau daug metų. Naudojau šį įrenginį ir tarnavau daugeliui žmonių. Taigi dabar aš jums parodysiu. Bioplastiko prietaisas. Mes ketiname jį atidaryti žirklėmis, nes tai svarbu. Vaizdo įrašą, nes matote tinklalapiuose ir skirtinguose tinklalapiuose. Daug informacijos, bet žmonės manęs klausia, na, kas ateina. Lagaminas, koks prietaiso turinys. Tada aš atidarysiu lagaminą ir aš paaiškinsiu kiekvieną įrenginį. Taigi iš pradžių tegul atidaryk lagaminą, mes jį atidarysime, jis atkeliauja iš gamyklos, tau duoda iš gamyklos. Taigi, ketiname atidaryti lagaminą ir pirmiausia pastebime, kad jis yra apsaugotas. Konteineris smūgiui išbandyti, tai yra, mes išimsime dėžę ir išimsime ją iš čia ir čia ateina bioplastiko prietaisas. Štai mes jį turime. Išimame. Ir štai mes turime. Tai labai mažas lagaminas, aš nešiojuosi savo dydį, aš stoviu. Lagamino dydis. Viena iš puikių šio įrenginio savybių yra ta. Pavyzdžiui, jei ketinate keliauti su įrenginiu iš šalia ar kito, galite jį nešioti savo krepšyje. Ranką ir jie gali neštis į lėktuvą. Tai prietaisas, tai mažas lagaminas. Taigi atidarysime čia lagaminą ir parodysime turinį, aš pakoreguosiu fotoaparatą, kad jis atrodytų geriau. Na, mes tęsame pristatymą, tada gausime turinį, čia ateina laidas. Su pendriuku, laidų su pendriuku. Šiame laikmenoje nėra informacijos, jei įdėsite jį į VSP prievadą. Jame nėra informacijos, bet jis yra kaip automobilio raktelis. Šis pendriukas neturi būti įdėtas į kompiuteris. Šis atmintukas skirtas programiniai įrangai veikti, tai yra saugos raktas. Ir jei įrenginys neveiks su šiuo pendriuku, taigi čia ateina programinė įranga. Priklausomai nuo kai kurių šalių, kai kuriuose šalyse, programinę įrangą siunčiame kaip atsisiuntimo failą. Programinę įrangą siunčiame lagamino viduje ir kitose šalyse, kurias siunčiame programinę įrangą kaip atsisiuntimo failą. Tačiau svarbu tai, kad šis pendriukas yra raktas.
Aktyvinimas ir šis laidas yra tas, kuris jungia įrenginį su kompiuteriu, tada aš ketinu įdėti. Vizualiai, čia aš turiu pendriką. Išimkime, čia ateina rezonanso taurė. Šis prietaisas yra labai naudingas ir labai svarbus, nes turi rezonansinio pjūklo funkciją. Šis prietaisas skirtas produktams sudėti ir matuoti, pavyzdžiui, natūraliems produktams. Vaistiniai preparatai, vaistai, galite įdėti produktą į puodelį ir su. Jutiklis, kurį žmogus uždeda ant galvos, su šiuo priedu galime išmatuoti poveikį. Kokį poveikį produktas turės žmogui? Be to, puodelis atlieka ir kitą funkciją. Galime pasidėti lašintuvą, stiklinį indą su vandeniu ir atsiųsti informaciją. Į vandenį, kad siųstų terapijos informaciją į vandenį. Eikime toliau, taigi čia mes turime. Pjūklo induktorius dedamas ant galvos, išimsiu iš maišelio. Ir čia ateina pjūklo induktorius, štai jis. Tai pjūklo induktorius, kuris čia sako E, o čia L, jis skirtas dešiniai ir kairiai pusiai. Turime paleisti ir štai mes turime induktoriaus pjūklą. Ir čia, aš tau parodysiu, čia ateis dėžutė, mes ją išimsime, čia ateis dėžutė. Čia ateina prietaisas, Bioblas modelis, štai aš jums rodau, Bioblas prietaisas. Ir dabar. Čia turime visus skaičiavimus. Jutiklis, kuris dedamas ant galvos, šis jutiklis. Dėžutėje matosi, pasiklysti nėra galimybės, čia nėra galimybės suklysti. Kadangi šis pjūklo induktorius jungiasi, ten jungiasi vienas įėjimas. Puodelis. Šis įrašas ateina, aš priartinsiu, kad galėtumėte jį pamatyti. Ir jis jungiasi prie šonų, mes jį prijungsime. Dabar sujungiame rezonansinį puodelį ir prijungiame induktoriaus pjūklą, štai mes turime. Turime pjūklo induktorių prijungę prie aparato, puodelio ir mums trūktų laido. Kuris čia jungiasi ir laidas prijungiamas prie kompiuterio. Dabar mes jį prijungsime. Taigi, yra visos jungtys ir norint prijungti kompiuterį, kurio mums reikia. 2 VSP taškai, mums reikia 2 VSP prie vadų, aš jums dar kartą parodysiu.
Štai, šis kabelis eina į kompiuterį, šis laidas eina į kompiuterį ir mums reikia 2 USB prie vadų. Prietaisui prijungti. Kituose vaizdo įrašuose parodysiu, kaip atsisiųsti programinę įrangą, kaip prijungti jį prie kompiuterio ir kaip sukurti pirmąjį įrašą.